žmonės sportuojantis rakečių sportą savo gyvenimą prailgina iki 9,8 metų. Kaip tu ruoštumės apskritai savo finansų strategiją, ne tik tai pensijų, dabar žiūrint į ilgamžiškumo tendencijas? Ar kaip, pavyzdžiui, susidorot su ta infliacija? Na, taip, jo, mes ir anksčiau, kai kalbėjome apie rizikas, tai ten infliacija yra vienas iš dalykų, kuris veikia prieš mus, kalbant apie bet kokias santaupas ir irgi žmonės daro dažnai tokią klaidą, galvodami apie ilgus laikotarpius, kad sako, na, tai aš čia atsidėsiu, bet gal infliacija visas tas mano santaupas suvalgys. Tai pagrindinis receptas, ypač kalbant apie infliaciją, yra investuoti į produktyvų turtą. Ir tas produktyvus turtas tai yra tos pačios, reiškia, verslų akcijos, bendrovių akcijos, gali būti kai kuriais atvejais ir obligacijos tinkami dalykai. Tuo tarpu, na, ne visos investicijos, ne visas turtas yra produktyvus, net tas pats mėgiamas daugelio auksas iš tikrųjų. Jeigu mes pasižiūrim ilgalaikę statistiką, tai per ilgus laikotarpius jisai, na, vargiai sugeba išlaikyti vertę, nors daug kas galvoja, kad tai yra puikiai priemonė apsisaugoti nuo infliacijos. Tai ilgam laikotarpiui ne. Trumpais, kai yra kažkokie šoko laikotarpiai, šoko periodai, tam tikri neramumai geopolitiniai ir panašiai, tai gali suveikti, bet kai priemonė ilgam dėti, reiškia savo, pavyzdžiui, pensijai lėšas, nėra produktyvus turtas. Jisai, na, negeneruoja pats iš savęs kažkokio srauto ir panašiai. Tai reikia pasirinkti, kur investuoti ir čia ne raketų mokslas, nereikia kažko labai išradinėti, o rinktis tiesiog, pavyzdžiui, plačiai diversifikuotų bendrovių, reiškia, pavyzdžiui, pasaulio bendrovių akcijų indeksus, nes tai yra tinkamiausia priemonė mano tokiu paprastu vertinimu, tinkamiausia priemonė ilgalaikiam taupimui. O pasiruošimas pensijai ir yra kaip tik toksai ilgalaikis taupimas, kur kaip tik mes, reiškia, turim ilgalaikį kaupimą, turim periodinį, reiškia, dedam vis nuolatos, galbūt po mažą dalelę, bet nuolatos. Ir galim toleruoti pakankamai didelę riziką, nes kai kaupiam pensijai, tai iš tiesų, kad ten svyruos tų santaupų vertė, gali įsvyruoti ir pakankamai daug ir per didelės krizės jį tikrai svyruoja, bet lygiai taip pat būna ir laikotarpiai dideli šuoliai. Ir, na, žmogui, kuris nuolatos kiekvieną mėnesį atsideda po ten 100 ar kelius šimtus eurų, na, iš tikrųjų jis turi savo labai iš karto atsakyti, kad jam nėra svarbu tie dideli svyravimai, jis juos gali toleruoti. Na, galbūt nėra malonu ten matyti tą šokinėjančią santaupų vertę, bet gyvenimas jam nepasikeis dėl to, kad ten pasvyruoja žemyn, po to aukštyn, po to vėl kažką. Ilgalaikiai visas produktyvus turtas vis tiek uždirba ir nereikia tikėtis stebuklingos grąžos, bet reikia orientuotis, kad ta grąža vidutiniškai iš tokių investicijų per ilgą laiką, ir kalbant apie lietuviškus pensijų fondus, kurie yra apskritai priderinti prie gyvenimo ciklo principo, tai reiškia, kad kol žmogus jaunas ten dominuoja akcijos, po to jam artėjant prie pensinio amžiaus po truputį jas pakeičia obligacijos, reiškia saugesnis, nuosaikesnis, bet ir mažiau uždirbantis turtas, na tai ta vidutinė grąža po kaštų jinai lieka gal apie kokius 5%. Tai nėra daug, bet tai padengia tą pačią infliaciją. Ir tai yra puikia priemonė ir iš tikrųjų yra tie indeksiniai, pasyvūs indeksiniai fondai, kuriuos mes propaguojam GoIndex pensijų bendroviai, na, yra mano galva ideali investavimo strategija ir ideali priemonė tokiam ilgalaikiam, reguliariam kaupimui ir pasiruošimui pensijai. Ir, na, čia nereikia išradinėti dviračio, reikia imti ir naudotis tokiam priemonėm, kurios dar prie viso to yra ir mažų kaštų priemonė. Tai irgi ilgalaikiam kaupime irgi svarbus dėmuo, tai pasirinkti sprendimus, kurie yra mažų kaštų. Aš kai rašiau tekstą apie pensijų kaupimą, tai labai daug žmonių apskritai buvo pasimetę tarp antros ir trečios pakopos ir pirmos, o tai kur aš čia kaupiu, ar čia sodra, tai čia antra, aš iš kažko išėjau, iš ko aš išėjau, o čia reikėjo kažką pasirinkti. Tai įsivaizduojant dabar, pavyzdžiui, 30 metų žmogus, jau čia imkim jaunesnį už mane, ar ne, kuris iki tol kaupė, dirbo tik samdomo darbą, tai kaupė sodroje ir gal antroji pakopoje, ar ne? Kaip jam dabar elgtis ir kaip atrodo tobulas tada paveikslėlis su visom pakopom, kokius žingsnius jam reiktų padaryti ir ką tam 30-mečiui patartum?
Na, tai jeigu 30-metis jau reiškia dirbo ir kažkiek mokėjo įmokų sodrai ir, na, jeigu darom prielaidą, kad jis dalyvavo antroj pakopoj, tai, na, taip labai grubiai skaičiuojant, vėl reiktų šiek tiek daugiau informacijos, koks pajamų žmogaus lygis, nes vėlgi toks paradoksas, dar paminėsiu, didesnių pajamų žmogui pasiruošti oriai pensijai yra sunkiau. Reikia daugiau atidėti. Na, taip gaunasi, kad reiškia, pirma pakopa nėra taip orientuota į didesnių pajamų žmonės, ten yra perskirstimo elementas ir jinai yra iš tikrųjų, na, daugiau pagelbėjanti mažų pajamų iki, na, mažų ir vidutinių pajamų žmonėms. Tai tas elementas, plus, reiškia, net ir antroj pakopai, ta subsidija, kuri šiuo metu yra, reiškia, antroj pakopai, jinai yra reikšmingesnė mažų pajamų žmogui arba vidutinių pajamų žmogui, tačiau jeigu žmogus uždirba kelis kartus vidutinį darbo užmokestį, jau jam tos visos subsidijos, tie visi skatinimai, jų reikšmė sumenksta. Reiškia, tai reikia kažkuo kompensuoti. Čia nėra jokios ekvilibristikos, jokio sudėtingumo, tai yra gana paprasta matematika, tik tai mums nėra labai intuityvi, nes yra kaupimo principas, reiškia tas compounding, reiškia besikaupiančių palūkanų, besikaupiančio uždarbio principas, jisai padaro visą procesą nelinijiniu. Ir dėl to mums truputį sunku suvokti, kaip čia per ilgą laiką tas rezultatas pasiekiamas. Bet galim tiesiog apibendrintai sakyti, kad didesnių pajamų žmogui, jeigu jisai savo sąmoningai išsikelia tikslą, kad aš noriu gerai pasiruošti pensijai, jam reikės truputėlį daugiau pastangų negu mažų pajamų žmogui. Bet, na, tas yra ok. Čia pirmiausia viskas prisideda nuo tikslo ir jeigu 30 metais susivokė, pirmiausia reiktų įsivertinti tą savo situaciją, kur aš esu, tai kokios tos mano pajamos, kokio tikslo aš siekiu, ką aš jau turiu. Reiškia, galbūt yra pirma pakopa, galbūt yra antroji jau sukaupta, kiek ten sukaupta, pasinaudoti viena iš tų skaičiuoklių, kurios yra, sakau, čia yra ir mūsų bendrovė, yra ir sodros panašus modelis, yra ir kitų, galima jų susirasti ir pasibandyti. Ir tada nusistatyti, pasikoreguoti galutinai, reiškia, pagal savo tikslą, koks yra planas mano. Aš taip intuityviai sakyčiau, kad tikriausiai tokiam žmogui, jeigu jis dar nekaupė kokioj trečioj pakopoje ar panašioj priemoniai, tai jam reikia dar turbūt galbūt keletą procentų nuo savo atlyginimo pradėti atsidėdinėti ir planuoti, kad jisai tą darys iki pat pensinio amžiaus, tai reiškia dar 35 metus. Na ir matematiškai, aš manau, paskaičiavus net su tom gana nuosaikiom prielaidom, turėtų matytis rezultatas, kad jis gali pasiekti orią pensiją. Okay. Tai žodžiu, visos 3 pakopos ir 30 dar galima susigrėbti. Taip, aš gal tą apibendrinčiau taip, kad tikrai tai yra paprasčiausi instrumentai žmogui, kuriam nereikia labai sukti galvos ir nereikia tapti, na, profesionalų, entuziastų, pavyzdžiui, investavimo. Nes yra tokių žmonių, tačiau tikrai ne kiekvienam yra, reiškia, tinkamas variantas išsikelti tikslą, reiškia, tapti vos ne profesionaliu investuotoju ir, pavyzdžiui, susidaryti savo dar, reiškia, individualų investicinį portfelį, o galbūt, reiškia, pradėti investuoti net į ankstyvos stadijos bendrovės, startuolius ir dar. Tai visa tai irgi įmanoma, bet tai jau yra variantai, kurie ne kiekvienam ir tikrai, na, reikalaus daug dėmesio. Tai jeigu žmogus turi tuos įgūdžius arba nori juos turėti, tai galima nueiti tokiu keliu, tačiau jeigu kalbam apie žmogų, kuris turi savo darbą, savo sritį, kuri nėra finansai ir investavimas, turi galbūt savo hobius, kurie irgi nėra investavimas ir finansai, tai jam verta nekomplikuoti visko, naudotis tais esamais paprastais instrumentais ir nepaisant to, kad aš čia turiu komercinį interesą, reiškia, kalbėdamas apie pensijų fondus, bet aš nuoširdžiai manau, kad tai yra puikios priemonės vidutiniam žmogui tiesiog imti ir naudotis, tik tai susiskaičiuoti, kiek man reikia naudotis. O tą susiskaičiavimą kiekvienas pagal savo individualius parametrus gali padaryti ir pasinaudoti, kaip minėjau, skaičiuoklę, jeigu reikia patarimo, gali kreiptis į konsultantus, kaip viską ten geriau sukalibruoti ir interpretuoti. Ačiū labai. Ir pasinaudosiu pati tavo visais patarimais. Taip, tikrai lauksiu. Artūrai, iš longevity pusės. Aš į longevity irgi šiaip žiūriu kaip investiciją. Kiekvieną mėnesį, kai išleidžiu daug pinigų, tai sričiai galvoju, bet čia investuoju į produktyvumą savo, į ilgesnę gyvenimo sveikatos trukmę.
Kas tavo manimu, ką norėtum, kad išsineštų klausytojai, kaip pavyzdžiui, top 3 arba net top 5 dalykus, ką ir imkim tokį patį, tą 30-metį žmogų, kuris ką tik susitvarkė pensijas, ką jam reikėtų susitvarkyti iš longevity pusės, ką sakytum 5 top? Pirmiausia, tai miegas, poilsis. Labai įdomu tai, kad esu skaitęs tokią informaciją, kad jeigu mes užmiegame iki vidurnakčio, tai tarkime, jeigu mes ten būtų 11 arba 10 valanda, tai iki vidurnakčio pailsi mūsų smegenis, o po vidurnakčio mūsų fizinis kūnas. Ir labai dažnai, retrospektyviai, jeigu pagalvoji, atsikėlį pavargęs, tai kada nuėjai miegoti. Tai čia labai toks nuoširdus palinkėjimas ir savo, ir jums, ir kiekvienam žiūrovui, kad pastebėti tai, kad pabandyt nueiti iki... Aš esu eksperimentavęs pats, tik per savo prizmę galiu paliudyti, kad tikrai tai veikia. Ir yra garsus tikrai 5 valandos klubas, gal yra tekę ir knygą skaityti, ir žmonių pažįstat, kurie keliasi 5 ryte. Man asmeniškai tai yra didžiulis iššūkis, keltis labai anksti, bet esame bendruomeniai pabandę tokį iššūkį nueiti bent valandą anksčiau miegoti, negu esame įpratę. Nenusistatyti, kad 9, nes yra iššūkių, kur žmonės sako, aš gal tik tai treniruotę ar darbą baigiu tokiu metu. Tai palinkėjimas miegas, po to labai daug dalykų išsisprendžia ir miegas tada būtų mityba ir čia labai tarpusavį viskas susiję, kaip į bendrą tokį ratą susideda. Pastebėkit irgi per praktinį pavyzdį pasakysiu, kada blogai išsimiegojat ir turite, sakykime, kelionę kažkur automobiliu, jums reikia anksti ryte keltis ir važiuoti kažkur į susitikimą. Tai degaliniai, kai sustojat, nekuro, pirmiausia, griebiam kažką greitų angliavandenių, kažką saldaus. Tai yra mūsų kūnas reikalauja tos energijos ir mes tiesiog intuityviai nueiname prie kažko tokio, kas duotų mums greitą energiją, o tai prie ilgamžiškumo niekaip neprisideda iš esmės. Dėja. Tai miegas toks momentas, kad pabandyti bent jau valandą anksčiau nueiti negu įprastai, paeksperimentuokit. Tada mityba yra dabar labai populiarus momentas, labai daug kalbama apie gliukozės sekimą, nežinau, gal teko patiems tą pasidomėti. Teko jau, ne? Teko panešioti net. Aš irgi esu panešiojęs gliukomatį, tai sakau, turime pasimokyti žmonių, nes juos nešioja diabetu sergantys žmonės, tai pagal tai visas mokslas parengė ir mums, tie, kurie neturime šitos sveikatos iššūkio, problemos, bet galime tuo pasiremdami irgi pasiekti ir rekomendacijos yra įspūdingos. Man iš esmės labai patinka tai, kad jeigu mes sakytume, kad yra dieta ten ketogeninė, dar kokia sakykime, ten žalios mėsos, valgymo yra įvairiausių ir kalbam apie tai, kad tai yra tarsi kažkokie trendai ir mados, kad vieną kartą viena populiari, kitą kartą kita populiari. Tai kalbant apie gliukozės pasiekimą, man šita vieta labai patinka, kad mes tarsi galime viską valgyti, viską iš esmės, ką tik norime, svarbu nuoseklumas ir taisyklė kitą daryti. Tai pirmiausia yra žalumynai, yra salotos ir netgi jeigu kavinėje valgome, aš jau išmokau tą daryti, aš užsisakau garnyro salotų, tai garnyro yra mažas žiupsnelis, kumščio dydžio, kaip sakant, ir tada suvalgius salotas mes tarsi pasiklojam paklotėlį antram patiekalui ir tada tikrai, jeigu labai sveikai nusiteikę, mes gal atsisakysim picos ar mamos cepelinų, bet netgi juos suvalgius ir po to suvalgius desertą, labai svarbi taisyklė yra judesys. Dažnai, jeigu mes persivalgom, tai mes einame pamiegoti, pasnausti kažkur, kaip vadinasi tas power nap ar ne, kažkokio pokaičio miego, bet kaip japonai yra linkę iki 80%, tik tai kai jaučia sunku gal pamatuoti, bet tu jauti, kad 80% tu pasiekiai jau sotumo jausmą, atsikeli nuo stalo ir eini pasivaikščioti. Tai mityba, būtent tos taisyklės, pirmiausia salotos, tada antras patiekalas gali būti desertas ir tada 10-20 minučių bėgyje gali tiesiog eiti pasivaikščioti, sustvarkyti namus, priklauso nuo to, ką veiki. Ir tai čia toks vienas momentas, net ne vienas, bet visa visuma, kuri man labai patinka, kuri nesako, kad nevalgyti angliavandenių, gali valgyti, bet svarbu, kaip tu tą darysi. Nes yra ir tyrimų gerų padarytų, kur tyrimą jūs galite patys pasidaryti, jeigu pabandytume tą gliukomatį panešioti, ten
kas 2 minutės atsinaujina informacija, kaip jūsų kraujyje keičiasi gliukozės kiekis. Ir pavyzdžiui, suvalgius ten 2 griežinėlius ananaso, kaip užkandį tiesiog pribėgus, jūsų gliukozė šoks į debesis, o jeigu jūs tuos 2 griežinėlius suvalgysite kaip desertą, iš esmės didelio pokyčio neturės. Tai taip įspūdinga iš tikrųjų šitą informaciją ir jinai padeda tikrai sustvarkyti savo režimą. Ir tu žinai, kad bet kokiu atveju, jeigu tu jau sėdėsi ir valgysi dar ir desertą, tai išeik pasivaikščioti. Aš tik pridėsiu, nes tu dar turėsi pridėti dar 3 punktus. Kas man buvo labai netikėta, aš valgau irgi pagal tuos principus ir irgi atkreipkite dėmesį, restorane vis laik tų bulkučių atneša pradžioj, o ne salotų, nors pagal viską turėtų būti salotas pradžioj. Tai šitą jau išsisprendžiau ir tada būna, kad užsisakau pizzą, bet pasidarau šalia salotų ir gaunas, kad labai mažai tos pizzos suvalgai. Tai gal ir irgi toks neblogas dalykas. Bet man buvo įdomu, kad kyla gliukozė ir nuo nervų. Ir kad aš, pavyzdžiui, matydavau, kad darbe turiu problemų, nervuojas, su kažkuo susibaru ir net nieko nevalgius man ten užkyla. Ir tada dar blogiau pradedi valgyti, kai jau gliukozė aukštai, žinai. Tai irgi labai padariau po to išvadų, kokioje aplinkoje aš noriu būti kiekvieną dieną ir kad jeigu esi nuolat stresė ir nervinės darbe, tai kuda nebūsi. Ir kortizolis išsiskiria ir tada klausimas, kaip tu jį išskaidai, ar ne? Tai ir tas kažkoks fizinis aktyvumas. Nes pavalgius eiti treniruotę praktiškai neįmanoma. Turime ten 1,5 valandos, 2 valandas, priklausomai koks sportas, bet iš esmės, kad tuščias būtų skrandis, tai tas pasivaikščiojimas iš esmės galima ir nupuškuoti. Tiesiog pavalgius lengvų žingsnių galima kažkokį tai nesunkų darbą atlikti. Tai man irgi man įdomu dar buvo tai, kad aš turėjau badavimo 24 valandas ir ryte, aš tada, kai jau atsikėliau, aš pastebėjau, kad mano gliukozės kiekis buvo pakankamai aukštai, iš esmės visą naktį ir ryte jisai dar pakilo, nors aš nieko nevalgiau. Ir pasikonsultavus su specialistais man paaiškino, kad tavo kūnas yra strese, jeigu aš tą daryčiau eilę metų, tikėtina, kad pakristų gliukozės kiekis ir nevalgant tas 24 valandas jis būtų žemesnis. Tai čia mano tokia kelių mėnesių eksperimento išvada. Ir gliukozės kiekis pakyla ryte, nes tiesiog kūną paruošia mūsų atsikėlimui. Kitaip mes tiesiog miegame kaip negyvas kūnas gulintis, tai mus paruošia, kad mes atsikeltume. Tai tokie įdomus, atrodo, knygoje, kai skaitai, vienaip skamba, bet kai išbandai pats, tada atveria akis. Ir įspūdinga, kai tu gali matyti beveik gyvą transliaciją, kaip tavo kraujyje tie pokyčiai kyla ir tada galvoju, pala. Apie arbatą, pavyzdžiui, saldžią. Irgi turėjau bandymą, ne vieną kartą tą dariau, bet po to kažkaip nustojau, irgi sustojęs degalinėje, iš Vilniaus važiuodamas į Kauną, nusipirkau saldžios arbatos iš uogienių, iš tyrelių. Atrodo skani, sveika arbata atrodytų. Ir tas didelis puodelis, ir tu jį vis gurkšnoji, tai iš esmės tu kaip užkėlei tą gliukozę, tai taip ir laikai, nes tu vis tą cukrų į save vartoji. Tai čia tas apie gliukozę, tada fizinis judėjimas čia būtų gal kaip numeris 3. Vėlgi čia labai individualu, žmonės, kurie neranda laiko fiziniam aktyvumui, anksčiau ar vėliau turės surasti laiko ligai. Yra toks posakis, kad anksčiau ar vėliau esu matęs tokį neblogą irgi mokslininkės video, kuriame jinai vizualiai parodė, sako, tikslas yra treniruoti raumenų masę, kad jinai išliktų. Mes nekalbam apie fiziškai stiprų atletą, kuris eina dalyvauti varžybose, bet tiesiog, kad būtų, kaip Marijus įvardinai, toks net atletiškas, bet tiesiog, kad kūnas fit. Stangrus. Toks jo tonusas, kad būtų tinkamas tonusas, tai kad kai mums 60 plus, kad mes nuo kėdės ne šitaip keltumėmės, ar ne, o mes tiesiog savo raumenų pagalba, stiprių kaulų pagalba tiesiog atsistotume tiesiai nuo kėdės, tai tas irgi davė tam tikrą suvokimą, kad tikrai kaip pažiūrė į savo aplinką ir tikrai kaip žmonės keliasi nuo kėdės, tai yra tam tikras signalas vėlgi jų fizinės sveikatos būklės. Tai bent 30 minučių
Tos rekomendacijos į laiką labai skiriasi, bet bent 30 minučių per dieną. Tokio aktyvesnio. Jeigu kalbam apie vaikščiojimą, tai galime vaikščioti, dabar labai populiarų vaikščiojimas, galima vaikščioti priklausomai nuo to, kiek turite laisvo laiko, kelias valandas, bet jei galite eiti pusę valandos jau tokių spartesnių žingsnių ir tai bus užskaitoma kaip pakankamai aktyvi treniruotė. Beje, jeigu taip jau žiūrėti iš tokios, čia trečioji dalis, tai pavalgius, išeiti pasivaikščioti ir galite ten kelias ir valandas galbūt pavaikščioti vakare prieš miegą ir jau grįžus jau nieko nebeužkandžiauti ir eiti miegoti, tai palaikant tą tuščią sistemą, nebeužkrauti, kad kūnas dirba ir apdoroja maistą, tai čia būtų tobulas variantas. Pavalgiai, išėjai pasivaikščioti ir miegoti valandą anksčiau. Tai čia tokia šventa trejybė būtų. Bet, Artūrai, aš tai dar galvoju, sporto protokolą turėtum tavo tikrai stipresnis. Mano stipresnis, bet jeigu jisai nėra gal visiems, ne tai, kad pasiekiamas, bet nėra gal siekiamybė. Ir labai prisitaiko iš tikrųjų. Aš esu kovos menų atstovas, tai būna etapas, kada aš esu labai tenai kiekvieną dieną, būna etapas, kada esu prie svorių kilnojimo ir būna, kada esu plaukime. Dabar yra mano etapas plaukimas. Nepasakė žmogus, kad būna etape, kur nieko nedaro. Būna etapas, yra buvę etapų, nesmagių etapų, kada, netaip senai buvo iš tikrųjų, bet vėlgi, aš nesportavimą palaikiau plaukimą. Ir kai man žmonės sako, bet tu eini kiek kartų? Sakau, 4-5 per savaitę. Sakau, nesportuoju. Sakau, nesportuoju. Tai čia toks momentas, aš nepalaikiau to sporto dėl to, kad aš kitaip pripratęs, gal to tokia didesnė jėgos, ištvermės sportas. Tai šita vieta man pasirodė kaip nesportas. Bet vanduo jis turi tiek gydomųjų savybių, tiesiog atpalaiduoja. Jeigu reikėdavo eiti į masažą po intensyvios jėgos treniruotės, tai suderinus tą su plaukimu, nuėjus pas masažistą, jis sako, tavo kūnas jau yra laisvas, iš esmės nebėra tokios įtampos, tokio įpertempimo raumenyse. Nežinau, čia būtų 4 gal toks, norėčiau iš tikrųjų palinkėti visiems, ko ir pats mokausi, viską daryti su entuziazmu ir tokiu noru pažinti. Neatstumti to, kas vyksta, nes, kaip sako, ten didžiausias, kaip dabar tas posakis yra apie tą laikinumą. Paviršau, bet iš esmės kažkas yra apie tai, kad apie laikinumą ir pastovumą, tai kad mes nori domėtumėmės tai, kas vyksta, iš esmės, kas dabar... Šitas, kad nėra nieko pastovesnio už laikinumą? Taip. Tai iš esmės ir kalbant apie tas visas statistinius duomenis, atrodo, kad dabar tai yra pastovu, bet kažkada bus tai laikina, nes pasikeis. Tai ačiū, Marijau. Nuostabu. Tai apie tą tokį žingeidumą, kad kiekvieną dieną tikrai džiaugtumėmės ir būna atsitinka liga, mus visus ištinka kažkokie iššūkiai. Jau apie tai kalbėjom, būna tu laikaisi savo kažkokio protokolo, džiaugiesi savimi, jau gal ten metus, 2, o galbūt 3 dienas arba savaitę jau esi kažkokiam režime ir staiga atsitinka. Gal reikia paremontuoti mašiną, gal reikia tiesiog ir mes atsisakome savo nuoseklumo, savo įpročių, aukojame vardan, nežinau, kažko. Galbūt geresnės sveikatos, nes turime mesti savo longevity įpročius ir staiga pasinerti į kažką, nežinau, dedikuoti savo gyvenimą, kažkokią problemą išspręsti. Ir dar esu pastebėjęs, kad labai svarbu yra sau duoti tam tikrus terminus. Pavyzdžiui, aš dabar liūdėsiu, bet liūdėsiu 3 dienas. Iš esmės, galbūt yra kažkokia nesėkmė versle. Aš dabar gedėsiu, bet gedėsiu ten, nežinau, dieną. Ir tas iš tikrųjų labai veikia. Psichologiškai su tą išbandęs. Nes jeigu neduodi savo laiko, tai tada gali pradėti dreifuoti, pakimbi ore ir tada tas pakibimas ore iš esmės nepriimti sprendimai ir kainuoja brangiai, ilgoj perspektyvoje ir iš esmės ir sveikatos, ir finansų. Tai to tokio, kad būtų žingeidumas,
noras pažinti tai, kas dabar vyksta, nevengti tos informacijos, nestumti į šoną, tiesiog domėtis. Tai toks nuoširdus palinkėjimas. 5 turėsi ar ne? Meditacija įvardinčiau kaip 5 gal ašį. Yra žmonių, kurie miega, yra ekstremalių variantų, miega 3-4 valandas, tą daro daug metų. Bet tada kyla man klausimas natūralus, gerai, bet gal medituoji? Medituoju. Kiek medituoji? Ir būna, kad medituoja porą valandų dar. O meditacija vėlgi yra pasivaikščiojimas, yra tas pats sportas, kaip paklausė draugų, pažįstamų, ar tu paėmęs sunkią štangą, pavyzdžiui, pasidėjęs ant pečių, ką tu dar galvoji apie nieko tu negalvoji, tu galvoji, kaip teisingai pritūpti, iš esmės atsistoti ir nueiti nuo to pratimo, kad tu nesistraumuotum. Tai meditacijos forma tokia, man labai daug meditacija iš esmės pačiam asmeniškai padėjo. Žinau, kad ir mūsų longevity entuziastų grupėje yra žmogus, kas sukūręs berods programėlę susijusią su meditacijomis ir pamatavus telomerų ilgį, NAD koncentracijos kraujyje, tai yra geri labai rezultatai. Ir paklausus, ką tu darai gyvenime, galbūt kažkokius papildus naudoji, sako, ne, aš turiu tokią programėlę susijusią su meditacijoms, atsipalaidavimu. Tai labai irgi įdomu, gal iš to mokslinio tyrimo dar kažkas tokio rimto nepadarė ir nepanonsavo, bet aš manau, kad šita vieta toks kvėpavimas, čia vėlgi kažkokios praktikos ar ne, tai manau, kad to turėtume nevengti, išmokti bent keletą tokių, kur nusiraminti, grįžti į tokį prigimtinį kvėpavimą, kur sako per 4 kartus, bent jau per 4 skaičius, įkvėpti lėtai, iškvėpti, galima tiesiog keletą kartų tokių raminančių kvėpavimų padaryti ir susikoncentruoja, tada sugrįžti į save, į temą, pokalbį ir gali tada save lengviau vesti tame. Na, aš jau pradėjau kvėpuoti. Teisingai stengtis. Tai jums paskutinį klausimą tokį, kurį jau buvom su jumis šiek tiek ir prieš podcastą diskutavę. Tai jeigu žiūrim tiek į pensijų investicijas, tiek į longevity kaip į investiciją, tai kurią investiciją vis tik tai tam 30-mečiui lieptumėte daryti, kuri yra svarbesnė? Žinau, kad sakysit abi, bet jeigu reiktų vieną pasirinkti, tai ar man 150 įdėti šį mėnesį į pensijų fondą, ar, nežinau, geležies lašalynas įsilašinti, nes trūkstamas, pavyzdžiui. Čia kaip pavyzdys, bet... Nes ten buvo labai gera mūsų diskusija apie tai. Mūsų diskusija buvo gera, mes pakalbėjom apie tą diferencijavimą, kad skaidimas, rizikų paskirstimas, tai čia būtų labai geras rizikų paskirstimas, jeigu žiūrėtume į ateitį dėl pensijų kaupimo ir taip pat į sveikatą, nes aš galvoju apie šitą klausimą, galvoju, tikrai Ieva šitą klausimą mums sugrąžins į eterį ir iš esmės, jeigu būsi blogos sveikatos, atrodo, kam tie pinigai, bet jeigu neturės pinigų, kaip pasidžiaugta savo gerą sveikatą, iš esmės esu sveikas, galiu daug atlikti, nežinau, galiu keliauti, galiu daug ką atlikti gyvenime, bet neturiu tam galimybių. Tai aš pasinaudosiu tai, kad aš esu ne vienas čia. Marijau, tavo įžvalga kokia. Aš tai irgi galvoju, kad čia per žiaurus apribojimas, kad tik tai vieną galima rinktis, nes iš tikrųjų, tikrai, bet ką ir Artūras mini, diversifikuoti ir turėti ir tai, tai reikalinga. Ir man dar vienas dalykas, kuris sukosi galvoj, mums čia bekalbant, kad man mąstant, kaip galbūt nesančiam kažkaip stipriai, reiškia, įsitraukusiam į tą ilgamžiškumo temą, aš šiek tiek seku ir domiuosi, bet nesu iš pažengusių žmonių toje srityje. Tai aš taip bandau įvertinti truputėlį iš šono ir galvoju, kad yra labai gerai, kad tas progresas toj temoje vyksta ir ten yra daug žadančių dalykų, bet mes visko dar nežinom ir iš tikrųjų netgi galų gale kai kurie tie tarpiniai rezultatai, kurie dabar matomi, gal po 10 metų ar 20 metų dar bus ir didelių korekcijų ir panašiai. Tai vėlgi, kas mus apsaugo nuo tokių netikėtumų, nes mes šiandien tiesiog dar neturim to žinojimo, jis ateis su laiku, tai nėra geresnio būdo, diversifikacija, ta prasme išskaidyti. Ir iš tikrųjų,
Aš manau, kad turbūt visai geras balansas - ruoštis ir savo finansais pasirūpinti, savo finansinę ateitim, bet ir savo sveikata, savo sveikatos ateitim, reiškia. Tai turbūt turi eiti paraleliai ir čia turbūt būtų tikrai per žiaurus apribojimas, jeigu mums reiktų rinktis vieną arba kitą. Čia kaip yra tas toks terminas Sofijos dilema, kur, ten iš vis žiauri situacija, bet, jeigu reiktų pasirinkti vieną iš kelių vaikų, tai kurį pasirinktum, tai neįmanoma. Tai tiesiog tokia užduotis, tiesiog neįmanoma, neturinti sprendimo, tai šiuo atveju aš taip manau, kad irgi pasirinkti turbūt neįmanoma, nes mums būtinai reikia ir jaustis gerai, turėti sveikatą, bet tai glaudžiai susiję bus ir su finansų užsitikrinimu ir galų gale viens kitam tie dalykai padeda. Tai jeigu tik įmanoma, aš sakyčiau, reikia subalansuotai siekti ir to. Ir vienas dalykas, kurį jau minėjau, tai orientuotis galbūt nebūtinai filosofuoti ir galvoti apie labai ekstremalius scenarius, kad mes visi gyvensim neribotai ar ten būtinai iki 150 metų, bet kad bus judėjimas ta kryptim yra labai realu. Tai ta prasme orientuotis į šiek tiek nuosaikesnius tikslus ir tada eigoje žiūrėti, kaip prisiderinti. Duok Dieve, kad mes gal kada darysim update susitikimą po 10 ar 20 metų ir čia bus tikrai didžiuliai proveržiai. Ir visi vienodai atrodysim taip pat. Gal net geriau. Taip, visi atrodysim kaip 20-mečiai, reiškia, ir tobuloj būsenoj, bet, duok Dieve, bet net jeigu kažkas tai neįvyks taip radikaliai, tai aš optimistas, kad bus teigiamų pokyčių ir tiesiog galima orientuotis į tai, kas jau yra dabar ir kokia yra tendencija ir prie to prisiderinti ir tinkamai planuoti ir savo finansus ir savo sveikatą rūpintis. Jūs čia taip dabar konservatyviau pasisakėt, bet kai mes diskutavom su jumis, aš iš tikrųjų atėjau su pozicija, kad galvojau, jog vis tik į longevity aš labiau norėčiau investuoti, bet tada neatsimenu, kuris iš jūsų pasakėt, kad o jeigu vis tik tai tave ištinka kažkokia liga, nes kai dedi į pensijų fondą ir ypatingai indeksus, tai tu žinai, kad jisai augs labai stabiliai, matematika paprasta. Su longevity vis tik tai taip nėra, gali viską daryti, bet gali imti ir kas nors, gali ir fiziškai būti partrenktas, pavyzdžiui, ar ne? Taip. Bet gali ir vis tik tai gauti tą vėžį, nors viskas stengiasi daryti, bet ten vis tik labai daug nežinios. Tai mane jūs šiaip įtikinot apie pensijas. Tai... Turbūt, ta prasme, bet taip, tikrai nuoširdžiai mąstant, ta prasme, tai atrodo, tas subalansuotas sprendimas atrodo tinkamiausias ir, duok Dieve, kad tai vestų prie mūsų tikslų gyvenimo ir prie to tokio geresnio, sveikesnio ir sąmoningesnio gyvenimo. Įdomus dalykas, turiu tokį draugą, jam dabar gal 25 nėra, jis yra pietų korėjietis ir labai įdomų faktą pasakė, kad jie visi, praktiškai jauni žmonės, pradeda investuoti sulaukę pilnametystės, gauna investicinės sąskaitas ir to mokosi labai intensyviai. Aš buvau labai sužavėtas, nes tikrai turėjo daug daugiau žinių negu aš turiu apie investavimą. Ir jis manęs klausė, sako, ar tu turi tokių akcijų ir tokių, o kaip jų galima įsigyti. Tai kalbant ir tikrai pritariant, paantrinant ir Marijui, ir tau, Ieva, kad kai jaunas žmogus, mes orientuojamės, kad kuo anksčiau tą daryti ir mes kalbėjome apie tuos 25 metus, 25 metų žmogui gal mažas iššūkis atrodo, kad kažkoks sveikatos problema galėtų ištikti. Tiesiog išlik aktyvus, sveikiau maitinkis, prisižiūrėk, mažiau perdirbamo maisto, būk nepopuliarus ir nerūkyk su kompanija. Ir tiesiog tokius dalykus prisižiūrint, ir daugiau gal dėmesio skirk tam būtent investavimui, atsidėjimui kažkokiam, bent jau 20%, kaip Marijus rekomenduoja. Ir ateityje, kai jau turėsi 30+, tiesiog atsiras naujų technologijų, atsiras naujų galimybių, kur tu galėsi išbandyti ir tik turėdamas tam tikrus finansus galėsi išbandyti tam tikrus dalykus. Tai tiesiog susiję. Ir šioks toks receptas. Man atrodo, kad labai gerai pavyko. Tai ką, ačiū Jums labai.
ir dėkoju pašnekovams ir labai tikiuosi, kad ir klausytojai labai daug gero išsineš ir bent jau kelis naujus įpročius tiek pensijų kaupime, tiek longevity instaliuosit po šito podcast'o. Ačiū labai. Ačiū. Ačiū.